Boris Greenblatt. Diagnozė vėžys: gydytis ar gyventi. Alternatyvus požiūris į onkologiją. Įgarsino Ina Kekšytė. 8 skyrius. Pagrindinės vėžio atsiradimo ir vystymosi priežastis. 2 veiksnys. Toksinai. Šiandien mes esame viena labiausiai užterštų gyvybės rūšių esančių mūsų planetoje. Mes tokie užteršti, kad jei būtume kanibalai, tai mūsų mėsą būtų draudžiama vartoti. Paula Bailey Hamilton knygos Toksinė perkrova autorė. Nors šiuolaikinė medicina šiandien įvardyja tūkstančius įvairiausių ligų, tačiau visų jų priežastis yra ląstelių patologija. Daugelio įvairių simptomų trikdančių normalią ląstelės gyvybinę veiklą atsiradimas paaiškinamas tiek šių sutrikimų pobūdžių, tiek ir pažeistos ląstelės vieta organizme. Iš to seka logiška išvada, kad jei pagrindinė ligos priežastis yra ląstelės gyvybinės veiklos pažeidimas, tai ligų prevencija ir jų gydymas turėtų būti nukreipti į jos normalios gyvybinės veiklos atkūrimą. Šiuolaikinė medicina mus tikina, kad kiekviena konkreti liga turi būti atitinkamai ir gydoma. Štai kodėl vis daugėjant naujų ligų atsiranda vis siauresnio profilio medicinos specialistų ir vis daugiau naujų vaistų. Tai neatsitiktinai būtent toks požiūris yra naudingiausias medicinos PVS, kontroliuojamiems didelio farmacijos verslo. Įsivaizduokite, kaip nukentėtų sėkmingas šiuolaikinės medicinos verslas, jei būtų galima išgydyti šimtus ar net tūkstančius skirtingų ligų beveik tuo pačiu metodu - sveikatos atkūrimo ląstelių lygmenyje. Tokį patį požiūrį įžvelgėme ir onkologijoje. Pakankamai daug yra skirtingų siaurų specializacijų onkologų ir šimtai įvairių auglių gydymo protokolų, atsižvelgiant į naviko vietą, sandarą, stadiją ir kitus veiksnius. Iš tikrųjų, auglio vieta ir jo sandara tai yra tik antraeiliai dalykai patenkant į gydymo kompleksą, nes sėkmingas daugelio vėžio rūšių gydymas grindžiamas vėžio priežasčių pašalinimu ir organizmo įprastos veiklos atstatymu. Ląstelių lygmenyje tai būtų jas neigiamai veikiančių toksinų pašalinimas ir normalios jų mitybos atkūrimas. Kaip netinkama mityba veikia ląsteles ir gali sukelti vėžinius procesus, mes jau aptarėme ankstesnėme skyriuje. Šiame norėčiau atskleisti toksinų įtaką ląstelės pokyčiams, dėl kurių išsivysto vėžys. Toksinai šiandien yra viena pagrindinių lėtinių ligų ir pirmiausia vėžio atsiradimo priežasčių. Jie pateko į visas mūsų gyvenimo sritis. Mes susidarėme su jais gatvėje, darbe, namuose. Toksinų yra daugelėje maisto produktų, kuriuos valgome, daugelėje prekių, kurias kasdien naudojame ir netgi vaistuose, kuriais gydomės. Kitaip tariant, mūsų gyvenime yra tiek daug toksinų, kad daugelis žmonių mano, jog tai yra priverstinis mokestis už pažangą, laikmečio duoklė, todėl beprasmiška su jais kovoti. Daugelis žmonių net nesupranta, kad toksinai yra tiesiog pražūtingi mūsų ir mūsų vaikų sveikatai, grėsmė ateities kartoms. Tai yra, kai kurie jų gali sukelti net paveldimus DNR pokyčius. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti produktai. Trivialus požiūris į tikrovę padeda kurti mitus, kuriuos PVS platina per žiniasklaidą. Šie mitai teigia, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau ir tai tariamai paaiškina vis didėjantį onkologinių ir kitų lėtinių ligų skaičių. Tiesą sakant, gyvenimo trukmė trumpėja, o šios ligos jaunėja. Pavyzdžiui, daugelį išsivysčiusių šalių vaikų mirtingumas nuo vėžio pateko į 2. vietą po mirčių nuo traumų. Taip pat auga skaičius moterų iki 50 metų amžiaus sergančių krūties vėžių, o vyrų iki 60 metų amžiaus sergančių prostatos vėžių. Nemanau, kad dauguma žmonių sąmoningai sutiktų
sutrumpinti savo gyvenimą 20-30 metų arba sutiktų, kad labai padidėtų tikimybė jų vaikams susirgti sunkiomis lėtinėmis ligomis. Mainais už patogumą naudotis mikrobangų krosnele, gražiai paruoštą ir supakuotą maistą, patogų plastiką, greitą maistą ir kitus šiuolaikinio gyvenimo privalumus. Jie suprastų žudantį toksinų poveikį atsirandantį dėl tokio mūsų gyvenimo būdo. Dauguma žmonių mano, kad egzistuojančios įvairios reguliavimo ir kontrolės institucijos neleistų, pavyzdžiui, naudoti stipraus neutrotoksino natrio fluorito dantų pastoje, pavojingų kancerogenų maiste ir buitinėje plastiko pakuotėse, poliomielito vakcinos užkrėstos SV40 virusų. Deja, šiandien šios institucijos nebegina vartotojų teisių ir dėl vadinamosios besisukančių durų politikos bei korupcijos jos gina korporacijų ir PVS interesus. Šioje knygoje nenagrinėsime tokios situacijos priežasčių. Tai atskiros diskusijos tema. Vėžiu sergantiems ligoniams tikrai nerūpi aiškintis, kas kaltas dėl tokio didelio toksino kiekio mūsų gyvenime. Korporacijų noris gauti didelį pelną ir technologinių procesų nesilaikymas bei keitimas. Susitarimai tarp maisto, chemijos ir farmacijos pramonės siekiant padidinti jų pajamas, o gal elito sąmokslas norint sumažinti žmonių skaičių žemėje. Ligoniui, taip pat ir sveikam, pirmiausiai reikia informacijos apie tai, kaip pašalinti toksinus ir padaryti savo aplinką mažiau toksišką. Ši informacija gali tiesiog išgelbėti gyvybę arba užkirsti kelią daugeliui sunkių patologinių ligų, taip pat ir vėžiui atsirasti. Nenusiminkite, kad toksinų šalinimas iš kasdienio gyvenimo yra ilgas procesas, o kartais prireikia itin didelių gyvenimo būdo pokyčių. Jūsų organizmas atsidėkos jums už tai gera sveikata ar išgijimu nuo sunkios ligos. Kartais pašalinus tik vieną toksiną, kuris yra pagrindinė ligos priežastis, galima visiškai pasveikti. Pavyzdžiui, buvo pastebėta, kad greitai išgyjama nuo krūties vėžio pašalinus amalgamos plombas, kuriuose yra gyvsidabrio. Jas pašalinus taip pat sumažėjo arba visiškai išnyko daugelis patologinių centrinės nervų sistemos simptomų. Net jeigu jūs ir nepataikysite į 10, šalindami toksinus iš savo gyvenimo, visgi juos pašalinus sustiprės jūsų imunitetas. Dėl to jūsų pačių detoksikacijos sistema, kepenys, inkstai, plaučiai, limfa geriau susidoros su likusiais toksinais ir ligos sukėlėjais. Ir tai bus geriausia daugelio vėžio formų ir kitų lėtinių ligų prevencija. Toksinų yra tiek daug įvairiose mūsų gyvenimo sritise, kad išsamus jų išvardijimas ir poveikio organizmui aiškinimas sudarytų kelis tomus. Todėl norėčiau apsiriboti keliais, mano nuomonė, svarbiausiais toksinais. Kad skaitytojas suprastų, jog visiškai viską, ką naudojate savo kasdienimo gyvenime, reikia kruopščiai patikrinti, ar ten nėra toksinų. Kaip jau žinome, korporacijos ir medicinos PVS nesidomi mūsų sveikata. Ir tai geriausiu atveju. Blogiausiu atveju jie blogina mūsų sveikatos būklę, kad pasiektų savo tikslus. Štai kodėl šiandien labiau nei bet kada posakis skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas yra itin aktualus. Kitaip tariant, tik jūs patys turite būti atsakingi už savo ir savo artimųjų sveikatą. Todėl nuolat privalote stebėti savo gyvenimą ir ką į jį įsileidžiate. Skaitytojų patogumui pateiksiu įvairių toksinų pasitaikančių mūsų gyvenime klasifikaciją, suskirstęs juos į šias kategorijas. Aplinkos toksinai, buitiniai toksinai, maisto toksinai, medikamentiniai toksinai. Kiekvienoje kategorijoje aš atkreipsiu dėmesį į keletą
pavojingiausių ir dažniausiai pasitaikančių toksinų. Pažymėtina, kad daugiau nei 80% visų mus šiandien veikiančių toksinų galime pašalinti patys. Todėl mes visi turime juos pažinti, tai yra suvokti juose slypinčius pavojus, taip pat sugebėti juos pašalinti iš savo gyvenimo, atrandant jiems sveikus pakaitalus, pavyzdžiui, medikamentų arba higienos produktų atvejais. Aplinkos toksinai. Aplinkos toksinai turintys įtakos mūsų organizmui yra oro, vandens ir žemės kokybė jūsų gyvenamoje vietovėje. Apskritai šie veiksniai mažai kontroliuojami ir sudaro didžiąją dalį likusių nekontroliuojamų 20%. Nepaisant to, mes galime padėti organizmui susitvarkyti su šiais aplinkos toksinais, jei suteiksime visas jam reikalingas maistinės medžiagas, būtinas organizmo detoksikacijos sistemos optimaliai veiklai. Taip pat būtina atlikti viso organizmo detoksikaciją ir kartkartėmis ją pakartoti. Reikia nepamiršti, kad dauguma toksinų linkę kauptis organizme. Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, patartina pakeisti savo gyvenamąją vietą į ekologiškai švaresnę. Norint imtis tinkamų apsaugos priemonių, tikslinga išsamiau sužinoti apie aplinkos taršą jūsų gyvenamoje vietovėje. Taigi, vartodami chlorelę ir seleną organizmui padėsite pašalinti sunkiuosius metalus. Tai aktualu vietovėse, kur netoliese yra gamyklų, kasyklų. Kasdienės profilaktinės koloidinio sidabro dozės padės nusilpusiam imunitetui kovoti su įvairiais ligų sukėlėjais. Tai gali būti svarbu biologiškai užterštose vietovėse. Atvirkštinio osmoso sistema įmontuota namo įvadinėme vandens tekimo šaltinėje gerokai nukenksmins jūsų namų vandenį. Išvalys iš jo visas organinės ir neorganinės toksiškas medžiagas. Šiandien vandenyje tekančiame iš čiaupo mūsų namuose yra hormonų, antibiotikų ir kitų biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų, daug pramoninių toksinų ir kancerogeninių chloro junginių, pridėtų vandeniui dezinfekuoti. Buitiniai toksinai. Ši toksinų rūšis įsibrovė į beveik visas mūsų gyvenimo sritis. Paprastos miestiečių šeimos vidutinėmis pajamomis pavyzdžių panagrinėkime, su kokiais sveikatai pavojingais toksinais kasdien susiduria jos nariai. Standartinėme bute grindys bus laminuotos ar išklotos linoliumu. Kambariuose grindys gali būti dengtos kiliminė danga ar kilimais, pagamintais iš nebrangių sintetinių medžiagų. Baldai bus pagaminti iš žemos kokybės medžiagų, tokių kaip medienos drožlių plokštė. Minkštųjų baldų apmušalai taip pat greičiausiai bus pagaminti iš sintetinių medžiagų. Visuose juose yra pavojingų sintetinių junginių, kurie priskiriami LOJ klasiai. Vienas jų yra labai pavojingas toksinas formaldehidas, kurį išskiria laminatas ir medienos drožlių plokštės, ypač šioje šiltoje ir drėgnoje aplinkoje. Šie junginiai skyla, virsta dujomis ir su oru patenka į organizmą. Liečiant sintetinių kilimų ir minkštų baldų, kurių sudėtyje yra kancerogeninių ugniai atsparių medžiagų paviršius, per odą šie junginiai gali patekti į organizmą. Tokie junginiai gali sukelti galvos skausmus, alergijas, odos dirginimą, kosulį, ašarojimą, akių perštėjimą, pykinimą. Dėl ilgalaikio poveikio gali įsivystyti astma, vėžys, nevaisingumas. Mūsų nagrinėjamos šeimos virtuvėje randame daug patogių plastikinių dėžučių, o vonios kambaryje sintetinių plaušinių ir plastikinę vonelę kūdikiui maudyti. Visi šie gaminiai yra pagaminti iš pavojingų plastikų. Žemiau
pateikiamas dažniausiai buityje pasitaikančių plastikų sąrašas. PET polietileno tereftalatas naudojamas gaminant poliesterio pluoštus, plastikinius butelius, išskiria chemiškai aktyvias medžiagas, kurios sutrikdo endokrininės sistemos veiklą, sukelia nevaisingumą ir dėl hormonų sutrikimų atsirandančias vėžio rūšis. HDPE didelio tankio polietilenas, iš kurio gaminami plastikiniai indai ir maišeliai, plastikiniai pieno buteliai ir taip toliau. Šių junginių poveikis sveikatai niekada nebuvo tyrimas, nors jie ir plačiai naudojami. Akivaizdu, yra priežastis to nedaryti, nekreipiant dėmesio į saugos reikalavimus. PVC polivinilchloridas, iš kurio gaminami plastikiniai vandens vamzdžiai, izoliacija, odos pakaitalai, baldai, dušo užuolaidos ir netgi daugelis vaikų žaislų. Tai toksiškiausias plastikas, išskiriantis ftalatus, kancerogenus, dioksinus ir panašiai, sukelia reprodukcijos problemas, diabetą, toksinių organų apnuodijimą, vėžį. PP polipropilenas, iš kurio gaminamos pakavimo medžiagos, kilimai, sauskelnės, laboratoriniai ir medicininiai prietaisai. Šių junginių poveikis sveikatai niekada nebuvo tyrimas, nors jie ir plačiai naudojami. Tikriausiai taip pat yra priežastis to nedaryti, nekreipiant dėmesio į saugos reikalavimus. PS polistirenas, iš kurio gaminamos pakavimo medžiagos, plastikinės stiklinės, izoliacinės medžiagos, taip pat DVD ir CD dėžutės, užkandžių pakuotės, kilimai, minkštieji baldai ir kita. Šis plastikas visą jo naudojimo laiką išskiria labai toksiškas medžiagas. Bisfenolis A dedamas į daugelį buitinių plastikų. Jo poveikis yra panašus į moteriško hormono estrogeno ir sukelia nevaisingumą, vystymosi sutrikimus, dėl hormonų sutrikimų išsivystančias vėžio rūšis. Be to, ką išvardijome, mūsų tyriamos šeimos nariai kelia sau grėsmę naudodami ploviklius, skalbimo miltelius ir asmens higienos priemonės. Skalbimo priemonių likučiai lieka drabužiuose ir patalynėje, o jiems liečiantis su oda jie patenka į organizmą. Šampūnuose ir dezodorantuose yra kancerogeniškų ftalatų ir parabenų. Dauguma kvapiųjų medžiagų taip pat yra labai toksiškos. Tualeto kambarių ir automobilių salono oro gaivykliuose yra daug pavojingų toksinų. Pažymėtina, kad visi nenatūralūs kvapai gaminami iš nenatūralių komponentų yra toksiški. Taigi, naujo automobilio salonas turi specifinį kvapą. Tai toksiškas plastiko kvapas, kurio molekulės nuolat išskiria ir mes jas įkvėpiame. Ypač stiprus plastiko kvapas jaučiamas automobilio salone, kai jis paliekamas saulėje. Tokiu atveju prieš sėdant į jį būtina nedelsiant išvėdinti automobilio saloną. Kitaip lakus toksiški junginiai per plaučius pateks į kraują ir gali sukelti galvos skausmą bei pykinimą. Taip pat iš pirmo žvilgsnio nepastebima reakcija, kuri vėliau susilpnins imuninę sistemą ir jūsų organizmas taps neatsparus ligoms. Mūsų standartinė šeima daug toksinų gauna ir savo virtuvėje. Be pavojaus kylančio nuolat naudojant anksčiau aprašytus plastikus, virtuvėje yra daug kitų pavojingų sveikatai daiktų. Didelį pavojų kelia keptuvės ir puodai padengti teflono danga. Kaitinamas teflonas po 2-3 minučių pradeda skaidytis ir skleisti kancerogeninės medžiagas, kurios
patenka į maistą ir orą. Vos po 5 minučių kaitinimo ant didelės ugnies jis pradeda skleisti šešias labai toksiškas medžiagas, 2 kancerogenus, 2 kitus teršalus ir MFA metilo fluoroacetatą, kurio net maža dozė žmogui yra mirtina. Netyčia pamiršus ir palikus teflono keptuvę ant ugnies, jį gali įkaisti iki tokios temperatūros, kai teflonas kyla ir tampa fosgenu, cheminiu ginklu. Aliumininiai indai taip pat yra labai toksiški. Su maistu į organizmą patekęs aliuminis sukelia lėtinę intoksikaciją. Jis pažeidžia centrinę nervų sistemą, sukelia daug psichikos sutrikimų ir simptomų. Padidėjęs jautrumas, nuolatinis nepagristas suirzimas, panikos atakos, fobijos ir netgi maniakinė depresija bei šizofrenija yra susiję su toksišku aliuminio poveikiu. Šiandien daug kas Alzheimerio liga taip pat sieja su toksišku šio metalo poveikiu. Aliuminis skverbiasi per placentą ir dar negimusiam kūdikiui gali sukelti protinio vystymo sutrikimus. Atsižvelgiant į motinos organizmo apsinuodijimo aliuminiu laipsnį, vaikams gali pasireikšti hiperaktyvumas, elgesio sutrikimai, išsivystyti autizmas, gali atsirasti kitų sunkių protinio vystymosi sutrikimų. Be aliuminio indų pavojingi yra ir aliuminio folija bei kepimo formos. Įsivaizduokime, kad mūsų tiriama šeima laukia kūdikio ir nusprendė jam įrengti kambarį. Šiuolaikiniai dažai skleidžia į aplinką toksinus ir kancerogenus nuo kelių mėnesių iki kelerių metų, ypač kai kambarys šildomas šildymo prietaisais arba saulės. Vaikui tai gali sukelti įvairiausių simptomų, pagal kuriuos gali būti klaidingai diagnozuotos ligos, pavyzdžiui, dujų kaupimasis. Noriu dar kartą pabrėžti, kad anksčiau paminėti buitiniai toksinai sudaro tik nedidelę dalį mūsų sveikatai pavojingų veiksnių, su kuriais nuolat susiduriame namuose ir biuruose. Pagrindinis mūsų namų ūkyje aptinkamų toksinų pateikto sąrašo, dėja ne viso tikslas yra suteikti skaitytojai žinių apie žalingą šių toksinų poveikį ir sukeliamas ligas, taip pat ir vėžį. Maisto toksinai. Neatsakingo mūsų požiūrių į tai, ką valgome, pasekmė yra ne tik tam tikrų maisto medžiagų stygius ir dėl išsivysčiusios lėtinės ligos, taip pat ir vėžys, tai aptarėme ankstesnėme skyriuje. Daugumoje maisto produktų, kuriuos šiandien perkame parduotuvėse, gausu sveikatai pavojingų toksinų. Šiandien žinome daugiau nei 3000 cheminių medžiagų dedamų į mūsų maistą. Vien tik miesto vandentiekyje galima rasti daugiau kaip 500 cheminių junginių, kurių neturėtų būti įprastame švariame vandenyje. Norėčiau juos pristatyti tokia pat tvarka, kaip ir aprašydamas namų ūkio toksinus. Papasakosiu skaitytojui apie dažniausiai pasitaikančius ir pavojingiausius mūsų maiste aptinkamus toksinus, taip pat apie būtinybę kritiškai įvertinti kiekvieno maisto produktų sudedamąsias dalis ir auginimo arba gamybos technologijas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai padaryti labai sunku, bet ne tik pradėjus keisti požiūrį į šią problemą jau bus žengtas labai svarbus žingsnis. Galbūt jūsų perėjimas prie sveikos mitybos užtruks kelis mėnesius ar net metus, tačiau turėtumėte įvertinti teigiamą poveikį, kuris ateityje bus labai svarbus. Juk tai gali pridėti jums dar 20-30 metų aktyvaus gyvenimo ir gerokai sumažinti vėžio išsivystymo tikimybę. Pirmiausiai norėčiau išskirti 2 pagrindinius principus, kurių reikėtų laikytis. Nepirkite perdirbtų maisto produktų, pavyzdžiui, dešrelių, paštetų, kumpių ir
paruoštų šildyti patiekalų. Kitas principas – pereikite prie ekologiškesnių maisto produktų. Neekologiškose produktuose yra daug pesticidų ir kitų cheminių medžiagų. Jei neturite galimybės pirkti ekologiškų produktų, bent jau šie produktai visada turėtų būti ekologiški. Obuoliai, salierai, vyšnios, agurkai, vynuogės, pupelės, bulvės, pipirai, kriaušės, persikai, nektarinai, salotos, braškės, avietės, špinatai. Kai kurie vaisiai ir daržovės kaupia mažiau toksinų, todėl jie gali būti vartojami net neekologiški. Avokadai, bananai, ananasai, papajos, mėlynės, brokoliai, kopūstai, baklažanai, greipfruktai, kiviai, mangai, melionai, arbūzai, grybai, svogūnai, žirniai, ridikai, pomidorai, slyvos. Kad išvengtumėte organizmo užterštumo pavojingais toksinais esančiais gyvulinės kilmės produktuose, turėtumėte šiuos produktus pirkti tik ekologiškus, taigi neekologiškiuose kiaušiniuose, mėsoje, piene. Ūkiuose auginamuose žuvise yra insekticidų, fungicidų, hormonų, antibiotikų, medicininių preparatų, pramoninių cheminių medžiagų, polichlorintų, bifenilų, dioksinų, ugniai atsparių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Dauguma šių medžiagų gali kauptis organizme, apsunkinti imuninės sistemos detoksikacijos organų veiklą ir sukelti įvairias patologijas, taip pat ir vėžį. Net nedidelės sugautos žuvys yra pavojingos dėl aukštos sunkiųjų metalų koncentracijos juose. Pavyzdžiui, tūnas gali sukaupti didelį kiekį ypač toksiško gyvsidabrio ir šiuo metu jo vartoti nerekomenduojama. Taigi, šiandien aplinkos tarša pasiekė tokį lygį, kad net sugautas jūroje ar upėje žuvis ir kitas jūro gėrybės dažnai yra pavojinga vartoti. Dabar, pavyzdžiui, nerekomenduojama vartoti Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje, taip pat Japonijos ir Havajų sugautų jūros gėrybių dėl didelio užterštumo po Fukušimos atominės elektrinės katastrofos. Specialistai taip pat rekomenduoja iš šio regiono nepirkti jokių produktų. Havajai eksportuoja daug egzotinių vaisių, pavyzdžiui, papajų, kurios dar ir genetiškai modifikuotos, taip pat chlorelių ir spirulinos. Šiandien į mūsų prekybos centrus produktai atvežami iš viso pasaulio, todėl, jei mums tikrai rūpi maisto kokybė, kad išsaugotume sveikatą ar ją kuo greičiau atstatytumėme, turime atsižvelgti į daugelį įvairių veiksnių. Visiškai neteisinga daryti prielaidą, kad jei produktas atvežtas iš išsivysčiusios klestinčios šalies, tai jį yra saugu vartoti. Dažniau gali būti priešingai. Baltarusiški produktai gali būti daug saugesni nei jų analogai iš vakarų. Dar viena didžiulė problema, kuri egzistuoja greta natūralių maisto produktų užterštumo ir naminių paukščių, gyvulių, žuvų, vaisių ir daržovių toksiško auginimo būdo. Maisto pramonė jau kelis dešimtmečius į gaminius prideda pavojingų toksinų. Iš ilgo ir nuolat didėjančios šių toksinų sąrašo aš noriu išskirti, mano nuomonė, pavojingiausius ir dažniausiai pasitaikančius.